Sveiki bičiuliai, atsitiko taip, kad esat kažkur tai miške, turit laužą, bet neturit jokio metalinio indo ar kitos galimybės kažkaip kaitinti vandenį, nežinau, jums reikalinga arbata ir tiesiog norit, ta prasme, būti tikrai, kad vanduo tikrai jau yra geras, o turit galbūt kaip mūsų atveju va štai tokį maisto sumuštinių dėžutę. Tai pirmiausia, nuo ko jūs turėtumėt pradėti, tikriausiai ieškoti jovartos medžių išvirsti, nes ten yra pakankamai geras šaltinis rasti akmenis. Miške gan sudėtinga atrasti akmenis, nes jie paprastai būna po samanų pakloto, o būtent va tokie vietos, kaip išversti medžiai, jie parodo, kas yra žemė ir būtent čia yra vienas lengvesnių būdų. Susirasti akmenų mums reikės iš esmės, gal šitas jau kiek per didelis, bet tokie vat pats tas. Kitas šaltinis, kur galima atrasti akmenų, yra kažkokie miško takeliai, keliai išvažinėti, kur vėlgi iš žemės gelmių išlenda akmenys. Mes prisirinkom keletą akmenų, galbūt tokie pats įnamiausias, sakykime, dydis, gal šitie šiek tiek per maži, bet akmenų daug neturim. Ką mes darom toliau? Mes juos paprasčiausiai sumetam į laužą toj vietoj, kur mes tikrai juos rasime. Ir tiesiog ant viršaus uždedam malkų. Kol mūsų akmenys kaista, mums reiktų kažkokio daikto, su kuriuo mes galėtume saugiai išiminėti karštus akmenis ir juos talpinti vandenį. Tai gal ne visiems pasiseks gamtoje ras kažkokį tokį natūrales, pavadinkim, žnyplės. Tai yra kitas paprastesnis būdas. Tiesiog imam tokį gan storą pagaliuką, jį skeliam per pusę. Perskeliam per pusę, tiesiog pasiruošim kažkokį šakaliuką, kad jis laisvai judėtų ir vieną galą pririšim. Kągi, žnyplės gaminam faktiškai tik šiam kartui, čia nenaudosim jų amžinai ir tiesiog pagaliuku mes pasimažinom, o su žirklėmis tiesiog suspausam. Ką, valandėlę akmenys kaito, mums nereikia čia ypatingai kaitrių ir dabar mes tiesiog pabandysim išsivirti arbatos. Tiesiog akmenį laikom taip, kad jisai neliestų plastmasės sienelių. Nu ir kaip matote, 4-5 akmenį viskas jau kaip ir izvirė. Nu ką, tiesiog gal ne pats patogiausias ir smagiausias būdas virti arbatą, bet galite išsivirti ir taip. Skanaus.